Tai sveiki, sveiki. Šią vakarą vėl mes turime atsiliepimų vakarą ir po truputį jungiasi žmonės, žinau, kas žiūrės įrašą. Tai kaip mūsų kompanija ir komanda jau kai kurie esam pusantrų metų, kai kurie mažiau, kai kurie daugiau, bet tikrai pagrindė daug kas ateina mes visi su skirtingais kriterijais ateina, ne, į kompaniją. Tai pradžiai noriu, kad pasidalintų partnerės arba savo atsiliepimais, arba savo klientų ar partnerių, nes kai kurie žmonės dirba, nelabai gali prisijungti. Tai mes dalinsimės tikrai neišgalvotomis istorijomis, o natūraliai, kas vyksta vartojant mūsų produktą. Tai girdėjau, kad Linutė sakė, va, ne, va, matau, jau mikrofoną įsijungus, Linutė pasidalink tu, o paskui yra ir kitos, kurios prisijungs. Tai labas vakaras visiems. Tai noriu pasidalinti apie Kolongardą ir Sunsetą. Tai apie Kolongardą, tai mano čia vat klientė tokia ir jos vyras irgi vat vartojo Kolongardą ir pradėjo jį vartoti dėl to, kad jam ant rankų pradėjo darytis tokios baltos puslelės ant rankų ir ant kojų, žodžiu, jos sproginėti, nu ir jam labai nepatogumas yra didžiulis, ta prasme, galvoju, kas čia yra. Ir nemažas ir svoris yra, ta prasme, aukštas vyras, didelis. Ir natūralu, kad pradėjo, kaip sakau, organizmas pats valytis jau per odą, parodo, kad yra intoksikacija. Nu ir aš šiaip parekomendavau, tiesiog mes nebuvom susitikę su to vyru, nieko, aš tiesiog parekomendavau Kolongardą ir tai pradžiai pradėjau vartoti Sunsetą 3 dienas, o po to perėjau prie Kolongardo. Tai parašė, kad po 2 savaičių jam svoris sumažėjo per saktį. Tas, reiškia, pradėjo kristi svoris, valytis žarnynas ir pradėjo mažėti ir ženkliai jau sumažėjo tų puslelių ant rankų. Ir atsiuntė nuotrauką, tai vat galėsiu gal į mūsų čatą įmesti. Tikrai yra nuotraukos, kaip kinta visas šitas procesas. Reiškia, tai manau, kad tai yra grybelinė apkrova, organizmas jau tiesiog prašosi, kaip sakant, pagalbos. Ir pradėjo vartoti Sunrise, dabar dar perėjo. Dabar kita mano irgi klientė su Sunsetu turėjo tokią patirtį, kad vyko į kelionę ir kažkaip sako, aš išgėriau bevažiuodama visą tą tabletę sučiulpiau. Sako, žinau, kaip aš užmigau. Ar sako, sustojam sustojime, reikia lipti, mums ten pasikeisti kažką. Aš negaliu, sako, aš taip guliu, man taip gerai, sako, aš antiek, sako, pajutau tokį malonumą, tokį gilų miegą, ta prasme, kad vat kelionė, jai labai tas, ir padėjo, aišku, ir, jinai ten turėjo kažką tai daryti, ir sako, aš tokia beveik, neveiksni. Tai, žodžiu, iš tikrųjų, nebuvo pasiruošusi jinai tam efektui tos Sunseto, ne? Bet ką aš noriu pasakyti, kad, jis iš tikrųjų, kas ypač nėra vartojęs, kas turi tą va tokią įtampą, ir apie tą kortizolį aš dabar labai daug rašau ir kalbu, tai labai padeda nuraminti tą visą mūsų nervų sistemą. Ir prieš keliones, kur, pavyzdžiui, važiuojat, galite net pasiruošti, panaudoti, ne, kažkurį tai laiką, jums bus jūsų adaptacija lengvesnė. Tai va, tai žodžiu, labai, labai geri mūsų produktai ir kuo toliau, to aš labiau jais, kaip sakoma, tikiu, nes aš matau, kokie geri rezultatai yra pas žmonės. Tai va, tai trumpai tiek. Taip, labai ačiū, Linutė, tuo labiau, kad pas tave daugiau tų klientų ateina ir jie grįžta, ne, pasišnekėti su tavim, tai labai faina. Tai labai ačiū, Linutė. Dabar sekantį Romą sakėte, negalit?
Taip, galiu. Labas vakaras visiems. Jo, įsijung O, kamerą, Romutė, tu su kamera, ne? Aha, gerai. taip, su kamera esu. Jo. Mhm. Na, apie save. Aš naudoju 3 mėnesius, o dabar taip. Ir naudoju, ir nepanaudoju, bet moterišką ir sunraisą tai kiekvieną rytą. Ir šiandien, nu, taip, turėjau labai įtemptą dieną ir vakar, nu, šiaip iš tikrųjų porą mėnesių labai įtemptai, o šiandien ypatingai. Atsisėdau po įtemptos darbo dienos mašinoj, galvoju, palauk, tu nei kiek nesijauti pavargusi. Aš ryte išgėriau pusę sunraiso. Ir taip smagu buvo, kad aš galiu grįžti, prisiminusi, kaip aš anksčiau grįždavau tikrai sekusi, pavargusi, jau ant pietų meto. Tai va, dėl to noriu pasidžiaugti. O dabar dėl draugės. Na, draugė perskaičiusi, koks yra gėris, jinai naudojo sunraisą tik tais. Vieną pakelį, vieną dėžutę sunaudojo, paskui antrą. Ir jai čia buvo klubo atidarymas ir guodžiasi. Sako, man tikriausiai užeina migrena. Na, jinai turi migreninių skausmų. Tai jau jaučiu, kad kažkas, kad man jau bus. O ką daryti? O vakare ateina svečiai į atidarymą. Kaip man reikės, gal kokį tabletę išgerti ar kavos, nes jinai taip nuo migrenos gydosi. Greitai žinutę parašiau, sakau, aš tau padovanojau pakelį sunseto, kad rami būtum, įkalk visą vieną cielą per pietus. Ir paskui vakarė jinai rašo, žinok, aš negeriau vaistų, to nėra buvę. Jau kai pradeda įsiskaudėti, jinai visi išgeria vaistų. Tai yra neišgeria, bet jinai žino, kad reikės gerti vaistus. O vot po šitos saldžios tabletytės, sako, man praėjo ir aš nieko toliau nebegeriu, nei kavos, nei vaistų, nieko. Jai nuėmė tą migreninį priepolį, tokį, kuris turėjo būti iššauktas streso. Na va, trumpai gal tiek apie ją. Sako, tikrai artimiausių metų vartosiu visus 3, tai ir aš džiaugiuosi, ir jinai džiaugiasi. Na ir dar toksai, tiesiog pasakojo vyriškio istoriją. Jisai virš 60 metų, kaip tenais yra, labai nežinau, bet, patviravo vyras. Ne kiekvienas vyras patviraus, bet gal todėl, kad jau jisai 2 mėnesius vartoja trikampį. Ir tiesiog, papasakojau, kad, kaip pasakyti, dėl intimumo negerai. Tai vot po 2 mėnesių žmogus tiesiog pasidžiaugia, kad jam susitvarkė intimus reikalai ir jisai džiaugiasi ir dėkoja ir užsisakė vėl, tikrai nenori nutraukti. Ir dar turėjo problemą su skrandžiu, valgydavo per prievartą. Bet sako, aš pastebėjau, kad aš jau pradedu norėti valgyti. Ne per prievartą, kad reikia ten 1 ar 2 kartus į dieną, bet tiesiog aš jau noriu natūraliai valgyti. Tai vat, gal tiek. Tikrai džiaugiuosi produktais, skanus, veiksmingi ir... Ir valio, labai ačiū, Romutė. Bet tai žiūrėk, tai jeigu tas vyras dar pagertų, dabar jau po tiek laiko pageręs trikampį ir pridėtų dar vyrišką mūsų lipraimą, tai jam ne tik susitvarkytų, bet ir dar atsirastų daugiau ir energijos tam visam, nes pradeda gamintis daugiau testosterono, tas libido pakyla tikrai labai gerai. Ypatingai, kada pagėrė trikampį, labai greitai pajaučia vyrai. Tai tiesiog, ir jo nereikia kasdien gerti, jį realiai tik tai galima profilaktiškai pavartoti, tai labai būtų įdomu irgi, jeigu pakalbėk ir pabandytų, nes mums įdomu, aišku, ir vyrų atsiliepimai dar didesni. Tai labai ačiū. Laukiam siuntimų. Laukiam, kada ateis. Šiuo metu nėra, bet tai o visas jau mėnuo sandėliai nėra?
man atrodo. Aš jau visas mėnuo kaip laukiu ir nežinau, vat. Tai, nu, aš manau, kad ant dienų bus. Tai gerai, labai Jo. ačiū tada, Romute. Dabar sekantis, sakė, kalbės, kas Asta sakė, negali biški pasidalinti kažką? Taip, galiu ir aš. Gerai, Astute. Trumpai apie save, aš nesenai įsigijau Jeflexą sąnariams. Beje, trikampį aš naudoju jau 1,5 metų ir poveikis tai yra, pasakysiu, toks, oda visiškai kitokia yra. Energijos tai tikrai daugiau turiu nei prieš 15 metų, man 50. Iš tikrųjų energijos tikrai daugiau ir ištvermės daugiau yra. Taip, o kas liečia Jeflexą, tai aš dabar geriu 4 diena, po 1 tabletę gėriau 2 kartus dienoj ir nuo šiandien pradėjau po 2 gerti. Dėl ko aš pradėjau tai daryti? Prieš kokią 15 metų aš buvau susilaužusi petį ir kadangi jokio įtvaro negalėjo dėti, sėkmingai lūžęs ir jisai sugijo. Jis man sugijo, aš pamiršau. Ir paskiau laiks nuo laiko man pradėjo lysti skausmai tam petį. Uždegiminiai mūsų procesai kažkokie. Va, aš mankštų pagalba susitvarkydavau, bet, per skausmą. Ir dabar, žinokit, taip, man išlindo ir metus laiko, aš sąžiningai darau mankštas kiekvieną rytą, tol, kol išsijudinu. Man palengvėja, bet aš ryte atsikeliu, jaučiu aš tą petį ir būdavo, kad net naktimis atsikėlus jausdavau skausmą. Tai galiu pasidžiaugti, aš beveik nebejaučiu skausmo peties. Tai yra 4 diena. Negirdit manęs? Taip, ne, aš sakau taip greitai, kaip fainiai. Taip. Aš galvojau gal todėl, kad aš 1,5 metų geriu trikampį ir jau yra, kaip pasakyti, jau tiesioginis kelias eina ten, kur reikia. Taip. Aš manau, greitesnis veikimas. Dar kokia problema buvo, man viena koja tindavo nuo kelienio į apačią ir sunkiai eidavau. Būdavo po darbo, grįžtu, jau reikia, jeigu stovėti ar virtuvė, ar kažkur kažką tai darau. Ir aš jaučiu, kad man koja veržia. Ir pajusdavau, būdavo ir keliai degdavo. Tai rodo, kad sąnarių uždegimas kažkoks yra. Aš šito nebejaučiu. Aš einu daug lengviau, mano kojos lengvesnės. Tikrai šitą jaučiu. Mama taip pat pradėjo gerti, jinai yra eilėje kelio sąnario operacijai. Be vaistų niekaip, žodžiu, bet mes dirbom truputį kitaip, jinai irgi beje geria trikampį. Ir jinai žiūri vis geriau, vaikšto vis geriau, bet kai nuėjo į reabilitaciją, jai labai pablogėjo. Ir po reabilitacijos kaip tik jinai pradėjo gerti Jeflexą. Ir aš mamai sakau, ar jaučiat kokį pokytį? Tai jinai sako, aš 1 kartą, nusileidau laiptais be skausmo. Va, tai aš skaitau, tik jinai, kaip mama, tik sako, nežinau, ar čia tas Jeflexas, jinai irgi nustebus, kad taip greit gali veikti. Aš čia, ta reabilitacija man taip suveikė. Sakau, galvokim, kad komplekse. Tai va tokie rezultatai, labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Tai žinokit, mano vyras, kai aš irgi čia atsimenu, dalinausi, kad jam pagėrė kelias dienas ir jam nustojo tą klubą skaudėti, nes jau net naktį jisai ten bijodavo. Tai jisai sako, aš čia nežinau, ar aš čia biški, kad mažiau vaikščiot pradėjau, ar čia toks, tiesiog ir dabar nebeskauda. Tai vis pageriam, aš primenu, išgerk, nes, reikėtų kažkiek laiko pagerti, jeigu yra didesnė problema, žmogui bus ilgiau, bet šiaip tai, sakė, 2-3 mėnesių iš tikrųjų užtenka atsistato, tai žinokit, čia mums su to Jeflexu tie atsiliepimai dar tik pradžia, labai ačiū tau, Astute. Aš dar dėl mamos, tai dar sakau, pasieksiu, labai iš tikrųjų įdomu, aš žinokit, iš tikrųjų, sąžininkai pasakysiu, laukiu to momento, kai daktarai pasakys, kad tau nereikia operacijos. Tai va. Ir dar ką norėjau pasidalinti dėl savęs, man kauliukai, tie moteriški, tie kojų kauliukai,
skausmingi labai, jie dabar daug švelnesni, truputį pamaudžia, bet lengviau. Ir dar ką noriu pastebėti, kai pradėjau gerti Jefleksą, buvo toks įdomus pojūtis. Nuo alkūnių ėjo į mažąjį pirščiuką ir į tą bevardį lengvas tirpimas. Aš jaučiau, kaip vaikšto, vyksta procesas. Tai čia man buvo 2 dienas. Ir dabar viskas, šito nebeliko ir aš jau sakau, aš jau galiu rankas pilnai kilnot ir bet ką daryti. Tai vau, labai ačiū kompanijai. Man tai, žinokit, tas produktas irgi aš jį geriu, nes kitą kartą ilgiau pasėdit, dabar masažus einu, man tai jisai labai padeda ir vis tiek mums jau vyresniems žmonėms, tai jisai tikrai bent jau profilaktiškai pagerti, tai tikrai labai gerai. Tai gerai, Astute, sekantį kartą lauksim dar geresnių rezultatų, ne? Nes jau jeigu per kelias dienas tokie pokyčiai, tai labai labai ačiū. Kas galės dar pasidalinti kažkuo tai? Nes Aš galiu. Gerai, Neringutė. Ačiū, Astai, jungiasi Neringa. Tai labas vakaras. Labas. Tai aš esu Neringa, jo vartoju jau ilgą laiką pakankamai trikampį. Trikampį vartoju, nuosekliai jį, su šiek tiek pertraukom būna, bet dabar savo tokį iššūkį daviau, tai kolongardo geriu po visą trižiūrių, tai tikrai net po kažkurio laiko man, žinokite, buvo ir raižymai pilvo, ir tiesiog nemalonus toksai jausmas, tai tikrai jeigu pasitvirtino tas, kad jeigu suvartoji 1 ar 2 pakuotę ir galvoji, kad jau viskas įsivaliai, tai tikrai ne su laiku vis tiek ir valgom ir visko iš aplinkos būna ir taip toliau, tai reikia vis karts nuo karto tai palaikyti. Tai labai pastebėjau, kai pradėjau po visą paketėlį gerti, kad pas mane tikrai mažėja pilvo pats toksai sluoksnis riebalinis. Kadangi daugiau pradėjau sėdimo darbo, sėdė daugiau prie telefono, prie kompiuterio, tai tikrai tas pasijautė. Tai dar noriu pasidalinti ir apie Jotfleksą. Tai apie Jotfleksą, tai ne tik tai reikia vyresniems žmonėms, žinokite, reikia ir jaunesniem, ir net nesportuojantiem, ir labai intensyviai sportuojantiem, kadangi aš pajutau jau senai, kad man tiesiog darant mankštą arba einant pradėjo labai treškėti kelienė arba atsitupiant trakšti tiesiog ir man tas, galvoju, kažkaip nelabai patinka. Nu ir tokio lyg skausmo labai nebūdavo, nebent kažką labai intensyviai darau. Tai tada pradėjau, aš galvoju, gavau Jotfleksą, reikia man irgi pradėti. Ir aš, žinokit, iškart po 2 kapsulės pasibandžiau, man jos tikrai labai patiko ir šiaip skanios nėra, kad tenais, kaip sako, neskanus, man tikrai labai jos, aš patirpinu dar burnoju daugiau, žinokit. Ai, tai nepraryji, man tai kažkas. Nepraryju, kartą aš dar patirpinu, žinokit, burnoju, pajaučiu tą tokį ir tada nuryju. Ir tikrai nėra, kad ten neskanus skonis būtų. Tai aš ką pastebėjau ir aš, žinokit, pagėriau savaitę laiko, pas mane dingo tas treškėjimas tų kelienių, visiškai jau jo nėra. Ir anksčiau, kai būdavo tos diskomfortas pritūpti dar ką nors, tai dabar jau jo neliko. Ir dar ką pajutau, tai tarpumente man labai skaudėt pradėjo, nes irgi matomai nuo šito sėdimo darbo ir kažkaip taip, jo. Tai aš kai pradėjau gerti jį, tai man tokia šiluma ir tokia šiluma atėjo, kaip Astavas sakė, jai tirpimas, o man tokia šiluma pradėjo eiti ir aš taip išėjau 1 kartą, dar tik 1 dienom pradėjau gerti ir taip jaučiu tokia ateina banga ir iki pat pirštų galių, kur galvoju, kas čia dabar, taip kažkaip taip vis taip ties pečiais tais. Nu ir man, žinokit, irgi kokių 4-5 dienų bėgi, man, žinokit, tas skausmas apmažėjo, aš jau ir miegot geriau galiu, nes tikrai būdavo toks diskomfortas, kad net negalėsi miegoti gerai. Tai tikrai labai nuostabus produktas ir tikrai ne vien tik reikia vyresniem, reikia visiems jo, žinokit, nes tiesiog taip. Aš kai dar sužinau, kad kompanijos mūsų įkūrėjas Leo su žmona vartoja juos, ir jie dar jaunesni ir sakė dėl to, kad reikia, nes sako, sąnariam reikia. Tai galvoju, reikia ir man tikrai išbandyti. Tai tikrai labai džiaugiuosi ir vartoju, sakau, ir visus produktus, Sunrise vartoju, tai ir oda tikrai gražiai ir dažytis, kaip sakau, nereikia.
Ir atjaunėjai, ir energijos turi. Ir Tikrai. sunsetas lygiai taip pat. Miego kokybė, emocinė būsena, tai superinis produktas. Tikrai. Ir Tai veikia mano, čia ir dabar. Mhm. taip, taip. Tai Gerai. va, mano būtų pasidalinimas toks. Gerai, ačiū Neringute, labai labai ačiū. Dabar ar dar dalinsis kas nors? Merginos? Aš gal tik norėčiau paklausti, ar buvo kam nors man šią vasarą po trikampio naudojimo užeidavo tokie sekundiniai karščiai pėduose, nu nėra niekada, bet dabar praėjo. Tiesiog užeina toks, atrodo, vienoj vietoj Turbūt pradeda kiekvienam degti. individualiai, ko gero. Įdomu. Aš pasakysiu jum, Nu, tai pradeda energija cirkuliuoti jum, suprantat? Tai apačioje mes turim irgi čakras ir jums tiesiog energija geriau pradeda cirkuliuoti. Tai džiaukitės, kad šyla, o ne šala. jo. Tai va, tai žodžiu, Bet aš dar Efektas pasakyčiau, kad ir tikrai geras. kraujotaka, manau. Ir- jaučiat, ir kad kraujotaka. šyla. Ir Praėjo jums kraujotaka, jo. kraujotaka. Taip, viskas pradeda gerėti, aprūpinimas deguonimi gerėja organizme, nu va, ir judėkit daugiau, nesėdėkit, žodžiu, kvėpuokit, darykit praktikas kvėpavimo, žodžiu, Taip, labai dar geriau bus. Taip. Aš, žinokit, biški pasidalinsiu, kas man buvo aš visą laiką sakiau, ne, iš kitų atsiliepimų prisirankios iš jūsų visų, sakydavau, kad mūsų probioce yra daktaras Aiskauda, ne? Anksčiau, žinot, mes matėm tokį filmuką, kad ateidavo daktaras Aiskauda, ten padarydavo abrakadabrą ir žmogus iš karto pasveikdavo, nu, toksai kaip. Tai galiu pasakyti, teko pačiai išbandyti, mes šeštadienį su vyru buvom ekskursijoje labai fainai, važinėjom nuo Marijampolės, ten į Šakius, į Sudargus, ten ant piliakalnių visokių, buvom paskui važiavom į Varlyną, Varlynas Lukšiuose, va, ir tokį ratą padarėm, paskui nuėjom pavakarieniauti ir visi, ir jau atėjom į autobusiuką ir aš sakau, žinokit, čia man vienai šalta, bet man šalta. Nu, ir ta, žinokit, šaltis iš pradžių atrodo, kad iš išorės, o iš tikrųjų jau mano viduj drebėt pradėjo. Ir aš jau supratau, kad aš tenai turbūt tam piliakalnį mes nemažai vaikščiom, fotkinomės ir mane perpūtė, nes vienu metu atrodė šilta ir aš nusiėmiau striukę ir man atrodo, ten toks vėjukas buvo, nu, nežinau, kažkaip keistai ir man taip vidui toks drebulys. Kai grįžom vakare namo ir aš galvoju, aha, anksčiau tai taip darydavau, eidavau į karštą ir vyrui sakau, eisiu į karštą vonę, pilsiuos druskos, ten gersiu aviečių arbatą ir kai pakildavo jau aukšta temperatūra, aš išgerdavau paracetamolio. Bet šį kartą kažkaip tai galvoju, neįsiu aš kažkaip taip miego užsimaniau ir sakau, gal neįsiu šitą vonę. Aš pasidariau aviečių arbatos. Pirmiausia, tai išgėriau probioce. Iš karto išgėriau tą, paskui pasidariau aviečių arbatos ir po arbatos aš išgėriau dar kolongardo visą. Nu, galvoju, vis tiek ten tų probiotikų. Ir žinokit, taip prisiklojau šiltai ir nuėjau miegot. Bet aš neišgėriau nei sunseto, nieko, nes šiaip vakarais mėgstu sunsetą, man jisai jau labai fainas. Ir aš, žinokit, atsijungiau, užmigau, tai dar vidui padrebėjau kažkiek laiko ir aš užmigau. Ir aš naktį prabudau, aš nežinau, kiek ten tų valandų buvo, gal kokia pirma nakties, aš nuėjau tualetą ir galvoju, nu, išgersiu dar to sunseto, kad toliau miegoti taip. Bet jau man naktį prabudus nebuvo nei drebulio, nieko, nu, galvoju vis tiek dar išmiegos. Aš atsikėliau, žinokit, ryte, man nieko kaip net nebuvę. Nes faktas, kad jau man buvo to peršalimo pradžia. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, man neatsirado nei jokia sloga, nei niekas. Tiesiog aš įtariu, kad tie probiotikai, tiek tas kolongardas, jie tokia greita
Dr. Aiskauda atliko funkciją ir tiesiog neleido išsiplėsti tam peršalimui. Tai man tai buvo wow, kaip čia be vaistų, taip greitai viskas susitvarkė, nes šiaip tai jau vis tiek būdavo 2-3 dienos, dar ir ilgiau. Tai aš supratau, kad produktai, kai mes kalbam, kad jie labai efektyvūs ir greitai, jie iš tikrųjų atlieka tą funkciją. Tikrai taip, tai labai labai džiaugiausi, kad sekmadienį atsikėliau sveika, be jokių temperatūrų ir galėjau toliau daryti savo, ką suplanavus. Tai galiu pasakyti, kad drąsiai naudokite Probio C, turėkite jo namuose visą laiką. Jeigu ne, gerkit Kologardą. Jisai irgi tikrai su tokiu dideliu ingredientų kiekiu ir tiek daug probiotikų, turi prebiotikų, jisai tikrai iš karto sumažins organizme uždegimą. Tai būna, kad ir šiandien Vilma Sitų prisijungus klausia, jei yra skrandžio uždegimas, kada būna skrandyje tokie ir skausmai jau prasidėjo, vyksta rimtas procesas, tikrai šitie produktai turėtų padėti, nes ypatingai, kada atkreipdėmės reikėtų į maistą ir iš tikrųjų galima susitvarkyti tikrai šitus dalykus, kurie atsirado gal nuo nervų, gal nuo mitybos blogos. Žinau, tų kriterijų visokių yra. Aš suprantu, kada reikalinga chirurgo įsikišimas, kažką išpjauti ten ar kažką, tai tada taip, bet kada yra atsiradę tavo gyvenimo kelyje kažkokios tai problemos, ar tai alergija, ar dar kažkas, tikrai su kantrybė, su meile sau, kaip Arlinutė sako, su pakvėpavimais, supratimais, prisižiūrint maistą ir vartojant atstatančius mūsų kompanijos produktus, jūs tikrai galite susitvarkyti tobulai sveikatą. Tai va, tiek iš manęs. Kas dar galit pasidalinti? Jūs dar pakalbėjote apie Probio C, tai aš noriu įsiterpti. Aha. Pas mane atėjo tokia mintis ir galvoju, reikia pasidalinti. Tai pas mane vienos partnerės vyras turėjo kolitą, kada kraujavimas iš žarnyno buvo. Ir ko tik tai nebandė, ko tik tai nedarė, bet niekaip nepavykdavo ir labai irgi atsiribojęs, mityba buvo. Tai žinokit, jisai bijojo Kologardą bandyti, tai pradėjo nuo Probio C. Tai su Probio C jisai, žinokite, viską susitvarkė ir jis dabar jau daugelį produktų gali valgyti ir labai džiaugiasi ir vartoja ir dabar jau pradėjo po truputį kitus produktus įtraukti. Tai dėl šito labai džiaugiuosi. Tai va, labai faina girdėti tuos dalykus. Nėra Natalijos prisijungusios, nėra, matau. Vakar ar kada čia kalbėjau su Natalija, su mūsų direktore, tai sakė jos mama, aš jos mamytę mačiau gyvai, mes kai buvom Liepojoje svečiuose. Į Liepoją buvom nuvažiavę, bet kiek čia mėnesį atgal ar kiek yra. Buvo Natalija atvažiavusi irgi su vyru ir mes tiesiog buvom susitikę kavinėje ir jos mamytė buvo be galo faina moteris, bet jai jau 80 metų, man atrodo, gal ir virš. Tai jinai, kaip pasakojo Natalija, turėjo tiek problemų su žarnynu, kad jinai negalėjo valgyti nei vaisių, nei daržovių. Įsivaizduojat, žmogus mato visko pilna, o negali vartoti. Nes jai ten ar tai vidurius paleisdavo, dabar neužfiksavau tiksliai, bet aš tikiuosi ateis diena, Natalija pati papasakos. Jinai prižadėjo, kad paims iš mamytės video, nes jos mama lietuviškai nekalba, ir padarys video ir išvers, pasidalins, nes tikrai labai stiprus atsiliepimas. Sakė, dabar gali jinai jau tiek laiko pavartojus visą trikampę, jinai gali valgyti vaisius ir daržoves. Įsivaizduojat? Tai žmogui, wow, stebuklas.
Tai aš manau, kad išgirsim tą atsiliepimą. Tikrai Natalija sakė, paruoš, nes jai arba vėl reikia nuvažiuoti, arba kažkaip paprašyti, kad jinai įrašą padarytų. Tai tikrai ir vat ženklas, kad nesvarbu, kiek tau metų, jeigu tu turi sveikatos problemų, tu puikiai jas gali atstatyti su mūsų kompanijos produktais. Tai Tai aš dar pasidalinsiu į tą pačią temą, kad ne tik tai seniems žmonėms visiems reikia, bet ir aš savo katei, kuri mano vemdavo katytę ir kolegijos patarimų, paklausiau ir sako, duok tu probio C. Ir aš kol jai duodu, jinai visiškai nevėmė, tik aš nustoju duoti ir jinai pradeda vėl vemti. Tai žinokit, ir gyvūnam reikia. Ir tikrai padeda, labai, žinokit, skaniai valgo ir net laukia. Aš jau ateinu prie spintelės, jinai žino, kur yra, ir jinai sėdė akim ir žiūri į mane ir jinai nori, įsivaizduojat? Tai aš jai visą laiką į maistelį įdedu ir probio C. Truputėlį įdedu ir sakau, tikrai labai gerai tvarkosi, nes veterinarai sakė, kad tai yra tiesiog šitų veislių, nes turiu britų trumpaplaukę, tai yra jau jų tokia liga, šitų kačių. O vadinasi, ją galima, su žarnynu, su skrandžiu, su tais vėmimais pas jas yra. O vadinasi, galima patvarkyti. Tai duodu probio C ir katį. Nu va, kaip smagu girdėti. Tai matot, kaip protingai viską panaudojant, mes galime turėti gerų rezultatų. Kas dar galit pasidalinti? Ar tai savo atsiliepimais, ar savo partnerių, klientų, kaimynų, draugų? Junkitės mikrofoną. Drąsiau. Turėsim įrašą, galėsit pasidalinti. Tai matau, nieks nelabai norit, tai gal šiandieną ir pabaigsim. Iš tikrųjų, pabaigai noriu pasakyti, kad visi mes į kompaniją prisijungiam su tam tikrais tikslais, ne? Ir, žinot, ateini dėl vienų dalykų, kai pradedi dirbti, pradedi dalintis, daryti kažką, tu pamatai, kad ir tavo tas dalykas įsigyvendino, ir tas, ir tikrai drąsiai svajokite, drąsiai norėkite, ženkite, darykite, dalinkitės, nes gerų dalykų šiai dienai atsirinkti per tokią didelę pasiūlą, tikrai reikia išminties, ne? O pas mus produktas ne tik labai geras produktas, bet ir be galo gera galimybė užsidirbti. Ir tiems, aišku, kurie dalinsis, kompanija tikrai labai dosniai moka, jeigu jūs dalinsitės ir kursite komandą, jūs tikrai įgyvendinsite ne vieną savo svajonę. Tai labai ačiū visiems, kas kalbėjote. Penktadienį mes turime Gedimino mokymus labai gerus turėsime, padarysiu skelbimą, paruošiu. Ir ką, dirbam toliau, einam mėgautis gyvenimu ir sveikatintis. Tai va, gražaus vakaro tada visiems, ačiū visom mergaitėm, kurios dalinotės ir pasiruoškite kitam kartui.